Pavasariais, kai tiek žydėjimo aplinkui, kai sodai bąla obelų pūgoj, šią dieną ne visi mes pasitinkam sveiki, kai kas išgirsta ją ligoj ir tik tada ją supranti lig galo ir tuos, kuriems ši šventė priskirta. Balti chalatai buvusių seselių dabar kitaip vadinamų, deja, mums teikia viltį, šilumą, paguodą, tarsi bitelės skraidančios šalia, kaskart save lig galo atiduoda, o paima, ką atneša liga. Mes jūsų delnuose ramybę randam, o akyse tiek paslėptos ugnies, netgi paliegę, iškamuoti, išsigandę, mes jūsų šaukiamės, nes mums reikės pasidalinti savo rūpesčiais ir baime, kai vienui vienas lieki su liga, o čia visai šalia mažutė laimė, su viltį teikiančia šypsenėle. Ir kiek nedaug, tik vieno gero žodžio, tik rūpestingo žvilgsnio prabėgom. Na, o vaistai juk nepaguodžia, jie priskirti ne žmogui, o ligom. Jūs mūsų rankos, kojos, kartais akys, jūs mūsų žvadėlės bėdoje, todėl ir žydi šiandien visas gėlės, lyg meilės ženklas mūsų širdyse. Kai jūsų rankose trapi gyvybė, kasdien virvena srovele plona, kada kova pavirsta kasdienybė, kada net į namus grįžti su ją, tegul jūs laimina dangus ir žemė, tegul lakštingalos ramina vakarais. Lai jūsų šis pasirinkimas lemia jums būti mūsų laimės aitvarais ir kad galėtumėte atsiremti į tvirtą petį savo namuose, kad šulinį atrastumėte pasemti ir meilės, ir kantrybės, o kada atrodys, kad visai jėgų neliko, giliai rankas panerkit šulinin, surasit tai, ko rasti nepavyko. Kas išmatuojama tik tai širdim. Su slaugytoju diena, mielosios. Būkite sveikos, stiprios, tvirtos, kantrios, atjaučiančios ir mylinčios.